Artėjam prie objekto. Urėki arena. Ne, Urėki koncertų salė. Visiškai laukuose. Karvės ganas. Kalnai stūkso. Aikštelė išasfaltavo jau. Apsižiūrėsim to kaip kas. Jie atvykę į sandėlį. Ten va paskui nueisim, mūsų ledai guli. Keisuose. Dar ne kartą taip ir nekabėjo. Ir nerodė. Kabelių surinkėjai. Nu ir taip toliau papasakos. Galybė, ekranų galybė. Va, visas šitas, žodžiu, iki galo ten. Bet čia biškelį. Lediniai ekranai. Gal kiek ir nejauku. Jau čia matosi, kad kristume aukštai. O, ir kėdės yra, jau viskas yra čia. Paruošta koncertam. Ten va pultinė bus. Ir va, su bokšteliu dar kažką čia tvarko. Reikia paturbintą nuvažiavo. O mes einam su Viliuku po dienos darbų. Ačiū dienos pusdienį. Einam alučio paieškot. Jeigu pardavėja priims, tai gausite čia alučio. Jeigu ne, tai ne. Vyno geriausia atvirba čia. Ne, vyno negausi. Negausi. Tik alutis. Einam pasivysim nemandagius kolegas iš TVC. Čia nepalaukia minutėlės. Na, nu jie iš Šiaulių, jie bijo gauti. Nu, mesgi iš Vilniaus, nu jie nuo Šiaulių pusės. Vis tiek jaučia. Jie net į aerouostą atvažiavo 2 valandom anksčiau, kad su mumis nesusitiko prie įėjimo. O ką mes šiandien padarėm? Sukaišėm 4 kabelius iš 100. 100 pem. 100 pem. Nu, tai labai neblogas rezultatas, bet rytoj eisis geriau. Nes turim visus raktus. Ir plus turim devaisą, kuris mums gelbsti. Plus turim devaisą. Žo, viskas bus gerai. Su palme sakom kol kas. Apsipirkom kiek? Kiek kainavo? Daugiau beveik kaip, nu ne daugiau, bet. Do svidanė? Apsiprekinom parduotuvėlį, sakė, ne visada dirba jinai. Čia ne parduotuvėlė. Čia supermarketas. Bet prekių tai taip įsivaizduojam, kad 4 šiamą. Prekių, nu kaip čia su Lietuva palyginti. Pas mus kioske daugiau pasirinkimo yra negu šitam supermarkete. Nuvariusi Balbieriškį, kur 200 gyventojų. Ir kioskas dirba tik vasarą, gal panašiai būtų. Panašiai turbūt. Aš manau, asortimentas būtų didesnis. Bent jau alaus būtų 2 rūšis. Na, tai būtų visas asortimentas iš alaus vien. Visai neblogai. Jeigu būsi čia, paimkit šitų. Gerai. Kuris tipo eina iš paskos. Bet kai atsisuki vaidina, kad jis visai neina iš paskos. Dabar pavanysim. Ką tu? Ai, čia stovi, ne? Nu davai. Nu dabar turėtų vėl eit iš paskos. Ką tu? Tortas karvės. Žodžiu, žiauriai gerai. Apsimeta, bet jau eina kokius 3 kilus iš paskos. Tegul eina, mes maisto tai neturim. Čia galit pasižiūrėti, čia yra gruziniškos turniškės. Toks tipo miškelis čia prie jūros tenai viską. Yra, nu, tokių. O, koks šuo, žiūrėk. Toks čia jau pats blogiausias kol kas namas, kurį sutikom. Šiaip tai va, pilaitės, viską. Nu jo. Tuoj, man atrodo, liks duris ir langai namo nebeliks. O, mūsų draugelį veja, žiūrėk. Nu va, baigėsi kelionėje. Vyrai pramogauja. Truputį kamuolių trūksta, bet
Antra diena. Ryto nefilmavom, nes Vilius užsimiegojęs labai buvo. Nu ir antra diena rytis gaunasi. Nu taip, čia kaip čia. Nesikeikia, internetą dėsim. Einam papietaut, pratikrinam krūvą laidų. Ir neradom klaidų. Ir neradom klaidų. Nes su pirmu kabeliu, kurį patikrinom, pataikėm į klaidą. O visi kiti gerai. Tai taip ir neaišku, ar veltui darbas, ar ne veltui. Bet nieko. Papietausim, dirbsim toliau. Įsijungiau kamerą, galvojau, vėl tuktuką sutiksiu, bet nevažiuoja šiandien. Ai, oras geras, pas jūs ten skaičiau lietutis lyja. Tai va taip va, palmės auga, grūzai sėdi. Vakarė čia po palmę gersim. Iš kur tu jos gausi? Tai mikriukas važiuoja. Ai, važiuosim į miestą. Važiuosim į miestą. Nu gerai, laukit įspūdžių.